Sveiki, gyvi mėlyje. Šiandien esam Vilnių, svečius pas Ramūną medžiotojų. Kaip sakyti, mūsų seną draugą, Facebook'o draugą, matėmės tik kelis kartus, bet bendraujam jau daug metų per visas tiesioginis transliacijas. Ramūnas ir mūsų pastovų žiūrovas, komentatorius, rėmėjas ir taip toliau. Bet Ramūnas yra labai blogas žmogus. Atvažiavom pas labai blogą žmogų, nesvarbu, kad rėmėjas, kad žiūros, jis yra labai blogas žmogus, jis yra medžiotojas. Ir kaip jis pats deklaron nekartą ir sakęs, kad jis medžiotojas yra nuo 10 metų ir šiandien mes pakalbinsim, išsiaiškinsim, dėl ko jis toks blogas yra, dėl ko nam patinka žudyti žvėris ir dėl ko iš visko, kodėl jis tai užsiminė. Taigi, Ramūna, patvirtinam nuo to, kad pats iš tikrųjų nuo 10 metų medžioji. Panašiai nuo to laiko, aš tiksliai neatsimenu, kada tėvas pasiėmė mane į medžioklę, bet panašiai nuo 10, gal 11 metų, bet kai tik tai žieminės medžioklės prasidėdavo, variminės, tėvas dar miegodavo, o aš jau sėdėdavau naktį visą, kaip sakyti, ant perskaitęs po lovą su žibintuvėliu. Pusę knygos jau laukdavau tėvuko, kada atsikels. Ir veš visi medžioklį. Jo. Medžiokliai tave kaip sūnų tėvas išnaudodavo kaip varovą, ne? Kodėl išnaudodavo? Aš pats lėkdavau įsižiojęs. O nebijojau, kad tai nušaus? Sumaišys kokį zuikį. Nes tada tai kaip zuikis tik atrodė. Panašiai. 10 metų, Panašiai. Kaip geras zuikis. Esu gavęs į koją, kaip sakyti. Irgi įdomu. Bet čia, kaip sakyti, nelaimingas atsitikimas. Bet čia ne vaikystėje tai buvo, ne 10 metų. Ne, čia 2003 gal. Bet biški dar po šiai dienai taip pasiekmės jaučiasi. Aha, gerai. Nuo pat vaikystės tėvas pripratino prie medžioklės ir užaugo į didžių medžiotojų. Mačiau čia pastamsas knygų lentynas nukrautos, vėl naujas knygos, vėl interviu ir taip toliau. Ir gal pradėkim nuo to. Vaikystė, tėvas, pavyzdys ir po to jau užaugo į pilnametis ir prasidėjo jau tos tikrusios medžioklės, ne? Faktiškai iki kol išėjau į tarybinę armiją, visą laiką, kiekvienais metais dalyvau variminėse medžioklėse, nors kažkada ten išvažiuodavo, kaip sakyt, į palaukiminės medžioklės vasarą medžiotojai, bet varovų ten nereikia, taip kad aš ten faktiškai nedalyvaudavau. Visas pagrindinė mano patirtis buvo žiemą, rudenį, pavasariop, kada reikėdavo varimuose žvėris varyti. Bandžiau ten klasiokus savo kelis užverbuot, bet jie vienas pabuvo kelis kartus, bet šlaputukas iki šito grįžo sušalęs. Viskas sakė, ne man. Viskas aišku. Vienu žodžiu, trumpai aiškiai, visą gyvenimą pramedžiojęs ir taip toliau. Bet aš iškart, Ramūnai, kaip aš sakau, aš perėjęs prie labai nepatogių klausimų ir pats, kaip pažadėjai ir parašai, kad tai jūs negąsdini nepatogus klausimai. Ne. Negąsdini, jo. Taip kaip aš čia buvom, mes pas tokius žmonės, pas musulmonus Lietuvos buvom irgi, uždavau nepatogių klausimų ir neišsigando nei vieną klausimą. Kaip aš žiūriu į medžioklę, mano supratims, gal aš neteisingai ko nors žiūriu. Aš, pavyzdžiui, jeigu žiūrėti senojus medžioklę, į mūsų protėvių medžioklę, kaip mūsų protėviai medžiodavo, kada medžiodavo iš būtinybės, kada reikėdavo prasimaitinti, uogos grybai pasibaigdavo, ateidavo į žiemos sezonus ir reikėdavo susimedžioti vieną kitą gyvūną tam, kad prasimaitinti. Žinau, būdavo tos tradicijas gilės, kada būdavo sumedžiojami gyvūnai ir būdavo ir meldžiamasi, ir atleidimo prašoma gyvūną ir būdavo pagarbiai labai elgiamas. Ir kada aš dabar žiūriu į medžioklę, kada mes gyvenam kaime, mes gyvenam vienkiemy, mes gyvenam pamiškiai, vadinkim, ir kada aplinkui dar ir šiokie tokiai dar mišką likę, nors jau iš tų miškų ten kiaurai visi beveik prašveitami ir taip pat medžiotojai jau skundžias, kad nebėra kur pamedžioti. Ir aš matau medžioklę. Atvažiuoja vyrai su prabangiais džipais, suvažiuoja su prabangiom mašinom, išlip su moderniais šautuvais, išgraviruotais, išbūtais, aš manau, kad ne 100 kainuojančiais, gal į 1000.
Ir vyrai apsirengė ko puikiausiai, ir rūbai, viskas, prabangiai, viską. Ir medžioja. Ir man kyla elementarus klausimas. Palaukit, vyrukai. Negi jūs trūkstat pinigėlių nueiti krautui, nusipirkti maistą ir ar jums trūksto maistą, ar jūs tiesiog iš malonumo atvažiuojat papramogauti, pašaudyti į vargšą gyvūną, kuris nabaks ir taip nebeturi miški, kur pasislėpti už medžiai visi iškirst. Tai prašom, bet man dabar paimkit tokiam su tokiu nuomonė ir paaiškinkit, kur čia yra logikos klaidas, ar yra klaidas tame. Pradėsim nuo senovės. Gerai? Kažkada tai kunigaikščiai pasibalnuodavo savo puikius žirgus, turėdavo puikias muškietas, kaip tu sakai, ten grašius kainuodavo, bet grašiai būdavo daug vertingesni negu šiais laikais eurai. Taip, kad čia niekas nepasikeitė. Ir tada žmogus norėjo valgyti, ir dabar nori valgyti. Tik tai, kaip sakai pats, kad tą mėsą nueini ir nusipirki į parduotuvę, pats gali įsivaizduoti, kokį maistą mes valgome, jeigu tenais nesilaikoma jokių standartų, vien visokie... Jo, čia nepalyginamai sveikesnį, jo. Teko gi ragauti. Tai žinau. Kepenėlių, ne? Tai taip, ir konservai, visa kita, tai čia nepalyginama. Aišku, aš esu toks nahalas, pats valgau, kritikuoju medžiotojus, pripažinsim. Bet skanu buvo. Tai va. Taip, kad čia, žinok, nėra tie gyvūnėliai tokie vargšai, jeigu tai paėmus medžioklės nebūtų, nebūtų tokios kaip medžioklės, tai įsivaizduok, kas būtų pasaulyje. Na, kad žvėris daugintųsi geometrinė progresija, kaip sakyt, be jokių skrupulų. Tai čia būtų, jau dabar po Vilnių laksto briedžiai, stirnos, elniai, tiksliau ne elniai, lapės, bebrai graužia, tenais nėry sėdi ir visa kita. Tai tu įsivaizduok, kas ten būtų, jeigu nebūtų išmedžiojami tie patys silpnieji arba kurių yra per daug. Taigi čia būtų... Bet aš galvoju, kad tie bebrai vargšai visi tie, kur dabar miestus eina, nebetur, kur slėpti miškų nebe. Būtų normalus miškai neteitų į to miestą gal. Ne, bebras toksai... Bebrai, dėl bebro tai jo, bet aš kada matau briedžius, elnius ir taip toliau, aš galvoju, kad vargšam tiesiog nebekur, kad neeinu į miestą. Matai, kas yra, dėl miško kirtimo nemedžiotojai kalti. Taip. Kalti tie, kurie labai nori pinigų lengvo ir greito. Kaip į mišką žiūri, kaip į resursą, kaip į piniginę, kaip sakyti, piniginė išraiška ar vienetą, kaip čia įsireiškia. Už tai tie žvėris ir neturi. Aš pats čia kelis metus jau dabar nemedžioju dėl savo, kaip sakyti, iš tų kojų problemų. Atvažiavau į susirinkimą, kuris vyko pas mus plotuose ir išsigandau. Dėl iškirstų miškų? Viskas taip išvaryta, kad... Aš nesu vienu medžiotoju, aš ne vienintelį turiu draugą pažįstam medžiotojų. Tamstas ne vienintelis yra, pas mus Žemaitėje irgi sako, žinok, viskas, miškai kiauri. Viskas kiaura. Jo, kiauri. Tiesiog tu atsistoji, viens kitą matai už kelių šimtų metrų, miški. Kur tai matyti, seniau, ateidavau, įbrisdavai 10 metrų į mišką, visai nebematytas. O dabar kiaurai. Bokštelis pastatai, viens su kitu gali kalbėti per bokštelį. Jo, tai va tokį išsakė. Gerai, apie tas, kur kert mišką šį kartą, o tarp kitko reikėtų man surasti kokį nors kietą, kur superk miškus kert, kad irgi pakalbinti, gal man pavyks surasti kokį nors drąsuolį, kaip ir jūs drąsuolį medžiotojai. Bet aš vis dėlto akcentuoju į tą prabangą, kada yra medžioklė paversta pramogą žudyti iš nebūtinybės. Aš sakau, tie žmonės, kurie susirinkę, aš esu man tokių medžiotojų, kur tikrai turi pinigų ir gali nusipirkti ir to sveikesnį, ekologišką maistą. Tikrai žmonės turi galimybę. Bet aš matau po tų medžioklių, po to ten visokiuose pavėsinėse
išgerinėjimai, baliuškos, tos viso kita. Ir kada, man nieks neįtikins, kad Vaidai. tai yra iš kažkokios tai būtinybės, ar atlieka kažkokį labai kilnų darbą, čia reguliuoja, čia gyvūnus ir taip toliau. Man atrodo, kad tiesiog hebra atvar pabaldėlinti, pakaifuoti, taip aš sakysiu. Vaidai, aš tau pasakysiu, kad medžioklė yra būtinybė. Bet Neišvengiama. ne, aš nekalbu apie būtinybę, bet aš kalbu, kad yra, galbūt ir medžiotojų yra įvairiausių tipų, kurie yra ten tokie sąžiningi, vadinkim, kurie tiesiog malonumą jaučia žudydami, kurie galbūt ir sunkiai gyvena ir jiems nusišaus kažkokį tą gyvulį, ten kažkokį faršą susimalus, susišaldžius, ten konservą pasidarius, gyvena, maitinas. Aš suprantu, yra įvairiausių žmonių. Visokių yra, visokių reikia. Pats tai nesi iš tų prabangių, kad gyventų prabangiam name, čia džipai naujai stovėtų ir taip toliau. Gyveni normalų, paprastą gyvenim, kaip ir visi žmonės, Vilniuje, būti. Ir nesi tas iš tų, kad ten iš neturėjimų ką veikti, nes yra ir tokių, pripažinkiau. Yra ir tokių, kadangi nieks progresas, kaip sakyti, nestovi vietoje. Anksčiau į medžioklės veždavo autobusais, važiuodavo 3 motociklų, su liulka, kaip sakyti, vienas liulkoj, dviese gale ir šauna į mišką medžiot. Važiuodavom tom vadinamom lietučkiam tokiom, kadangi pas mus buvo pagrindė melioratoriai. Tai melioratoriai ten turėdavo tokias gazelkas su būdom, toj būdoj būdavo buržuikės. Buržuikė žiemą kūrenam važiuodami, žodžiu, gali apšilti rankas, kojas, biškį pirštinės pasidžiovinti ir panašiai. Dabar tos tokios problemos kaip ir atkrito. Tam yra mašinos galingos, keturiais ratais varomos, kur gali pravažiuoti. Iš dalies pasakysiu taip, kad į mišką išvažiuoti su džipu yra galbūt ir būtinybė, kadangi daugumai vietų melioracija yra pažeista ir bebrai patvenkia laukus ir panašiai, tai ten jau be geros technikos nenuvažiuosi. Arba reikia palikti mašiną, kaip sakyti, prie balos krašto ir eit kažkur, tai ten keletą kilometrų iki ploto ir panašiai. Taip, kad čia nėra tokia, kaip sakyti, prabanga, daugiau būtinybė. Nors noriu pasakyti, kad medžioklė turi būti, nori, nenori. Pasižiūrėk, pasiutligės, niežai, visokios, kaip sakyti, lygos. Dabar užeina elnių tenais ir stirnų, vadinasi, tų kanopinių, neatsimenu, išėminė kažkokia tai lėtinė ten, žodžiu, lygos. Protelio ten smegenys įsimeta kažkokios tai lygos ir krenta tiesiog žvėris vietoj. Tas pats lygiai pasiutligė. Ne veltui vakcinacija kiekvieną pavasarį vykdoma palei miškus, skrenda, kaip sakyti, lėktuvėliai ir mėtų vakcinaciją. Tokias panašiai tabletės sidabrinės su kvapu tokiu, kad pritrauktų ar mangutą, ar lapę, kad jie tenais galėtų ją perkast, tą ampulę, ir gautų vakcinos. Tuo labiau pasižiūrėk, kas darosi keliuose. Kiek avarijų, kiek žmonių žūsta avarijose. Jeigu kur tik tai didesnis, kaip sakyti, yra žvėrių migracijos takas, net ir pačiam palei Vilnių važiuojant nuo Panevėžio, atvažiuoja čia kyli į kalną jau, kur prasideda autostrada. Tengi žvėrių takas, jisai neatmenamų laikų buvo ir bus, ir žvėris dėl to, kaip sakyti, nemeta. Ir kiek ten avarijų, pagrindinė briedžiai,
stirnos, šernai. Aš pats kažkada tai, kaip sakyt, utilizatorium buvau. Pas musgi tas pats per plotus eina betoninis, tas vadinama betonkės kelias. Kiek tenais šernų surinkta, kiek tenais stirnų surinkta. Briedžiai didžiausiai. Nu, bet dabar atitverta yra autostrados, o tas tinklinis tvoras padeda. Kaip žiūrite į tą atitverimą? Ar yra naudos? Jokios. Jokios? Jokios, absoliučiai. Nu, ten pinigai tai baisuliniai išleidžiami tom tvorom. Tai apie ką eina kalba, kad miškai, lygiai tos pačios tvoros simbolinės, kurios turėtų apsaugoti žvėrį, sulaikyti, nieko jos nesulaiko. Jeigu teko pačiam važiuoti palei kelią, kur aptvertos tvoros, tu gal neatkreipi dėmesį, o aš tai atkreipiu visą laiką dėmesį, kur tos tvoros yra kaip sakyt, sulaužytos, suniokotos, sustumtos ir visa kita. Ir žinau, kad tenais jau arba briedis šoko per tą tvorą, ar elnės šoko, stirna galbūt. Reikia tenais. Ir prašoks turite omenyje. Oi, aš pats vieną kartą varime buvau ir dabar jau neatsimenu, ar aš dar pacanas buvau, ar jau medžiotojas buvau. Nesvarbu. Į mane atlikė elnių banda, kaip banda, keletas elnių atlikė ir aš tai prie medžio, kaip sakyt, stovėjau ir išsikišau iš po medžio ir elnės mane pamatęs striektelėjo ir virš manęs pralikė. Įsivaizduok, mano beveik 2 metrai. Žmogaus, jo. 2 metrai aukščio, kaip sakyt, esu. Ir per mane elnės peršoko. Įsivaizduoji, o ten tos tvoros, josgi, negražus žodis pasakysiu, bet pornografija, atvirai pasakius. Aš apie tai irgi buvau susimąstęs, nes aš esu matęs ne vieną kartą, iš tikrųjų važiuoju, atrodo iš ten tvoro vaikštos, tos stirnos, tie briedžiai, pakėlė galvoju, iš kur čia atsirado? Iš kur iš čia atsirado, kas čia, kur ką. Tai dabar suprantu. Dėl to, kad reikia reguliuoti, jeigu nereguliuosim, apsileisim, su tvorom yra aišku, ne? Kits moments yra. Žmonės turbūt žino, kad stirniena, visa kita, mėsa yra daug sveikesnė ir taip toliau. Bet tie medžiotojai juk sumedžioja dažniausiai tą grobį pasidalinti tarpusavį. Variminėse medžioklėse paprastai yra... Kaip vyksta būna, ten medžiokliai, matau, 20-30 žmonių suvažiuoja, 10 džipų. Ir ten, tarkim, nušojo vieną stirną, tą ožiuką, kaip jūs jam vadinote, ne? O kaip tos dalybos vyks, man įdomu? Žiūrint, kokios medžioklės buvo prieš tai. Jeigu, kaip sakyti, tenais nedidelis sumedžiotas laimikis, daleiskim, stirna, kaip pavyzdys, pasižiūri, kas praeitą, daleiskim, buvo geresnė medžioklė, praeitą medžioklę gavo tas, Anupras, Antanas, Jonas, Ignas ir taip toliau. Tie į šalį, kas negavo. Į eilę. Tai daugmaž sąžiningai, ne? Štai vietoj. Sąžiningai, aš manau, kad. Sąžiningai. Jeigu didesnis laimikis, tai faktiškai dalinasi ant visų, kaip sakyti. Kiek yra medžiotojų, būna taip, kad kiti ten sako, man nereikia, aš atvažiavau pailsėti, gamta pasidžiaugti ir man sako, tos mėsos nereikia, o kiti jau žiūrėk, stovi su kibiru, jau laukia porcijos. Gerai, dabar yra dar tokie dalykai, kada mes galim pamatyti, bent jau žiniasklaidą galim pamatyti, nežinau, pats gyvai matys, nematys, būtų irgi įdomu sužinoti, pasirodo meškos, ne? Mūsų kraštos pradedamus fiksuoti meškas. Kai kas užfiksuoja jau su kamerom, dabar yra tos miško kameros visokios, su judesiais, be judesių, saulės baterijų, ten nereikalinga tų interneto prievadų, taip toliau. Ir yra įvairiausių vaizdo įrašų, kur mes galim pamatyti, kada jau į Lietuvą vienam kitam rajone užklysta, atklysta, pasirodo meškos. Kaip jūs galvojat, dėl ko tos meškos pasirodo? Ar čia
Ar čia gerėja situacija miškom, palankesnės sąlygos, ar čia vėl iš kažkokių tai blogumų ar neturėjimo, kur slėptis jau lenda meškos, į miestus eina dėl miškų iškirstų, iš vis apie meškos, kokios jūs nuomonės esate, kaip medžiotojai, man įdomu. Žinok, mokslininkai dar, aš domiuosi šitais visais reikalais, bet mokslininkai patys dar nenustatė, iš kur tos meškos, kaip sakyt, pasirodė, ar čia dėl klimato kaitos. Iš miško. Ne, ar čia dėl klimato kaitos patraukė iš Estijos. Dabargi ten faktiškai tvoros tokios, kad nieks praeit negali, nors, kiek žinau, pasieniuose yra žvėrių takai, kuriuose ten palikta tam tikras tarpas tvoros nėra, kiek aš žinau, per kurias gali migruoti žvėrys. Tai galbūt tenais, kaip sakyt, ateina iš Baltarusijos, galbūt ateina iš Latvijos, iš Estijos užklysta. Nesuprasi. Tuo labiau mes pas save plotuose turime mešką. Va čia va nuo Vilniaus, visai šalia. Visai šalia Vilniaus. Jūs ją pažįstat? Jo, Lepečkoje. Lepečkoje. O Lepečkoje dabar, žiūrėkit, dar yra... Net va dabar mangi prisiregistravo naujas vartotojas prie medžiotojų forumo ir paklausė, ar čia ta pati meška, kur praeitais metais buvo. Nu, kol kas aš jam negaliu pasakyti ant kaklio, kaip sakyti, nes jie neuždėję. Gerai, bet ar jinai jau yra jūsų tarp medžiotojų objektų, kurie nušausit, ar vis dėlto nešausit meškos? Ne. Nešausit? Ne. Bet aš paskambinau ten gyvenantiems pažįstamiems plotuose, kurie gyvena ir eina uogaut, grybaut. Tai moteriškiai pasakiau, sakau, jūs ten prisižiūrėkit, nes meška atsirado palei Pūlimo pelkę. Nes jeigu jūs nušautumėt mešką, žinokit, tada Žemaitija atsijungtų nuo Lietuvos iš karto. Suprantu, kad Žemaitijos vėliavoje meška yra. Jo. Žinokit, turėkit omeny. Aš perspėju jums perspėju, visiems saviškiam perdakit. Meškos nemedžiojamos. Nu, tai ačiū Dievui. Meškos tikrai. Iš tikrųjų, nuo jūsų priklauso, ar Lietuva išliks su Žemaitija, ar dar ilgai ir nuobodžiai mes su jumis tampysimės tas lietuvis. Bet ir dar kiti gąsdinimo, pavyzdžiui, žiniasklaido, oi, pamatė mešką, ten vos nebėkit, slėpkitės, nei jokių staigių judesių nedarykit, nieko kitą. Iš tikrųjų, kaip reikėtų elgtis, natūraliai, eini miškai, grybauji, pakeli galvai tau, už kokį 50 metrų matai meškelį. Kaip reikėtų natūraliai elgtis? Šiaip tai pilnai negaliu atsakyti, kadangi pats nesu susidūręs, tik tai galiu pasakyti tą, ką komentuoja žinovai. Kad reikia nedaryti staigių judesių, bandyti trauktis atapus tam, kad visą laiką matyti mešką savo regėjimo lauke. Atbulinti, pramėti. Jungt atbulinį ir po biškį atsitraukti ir tada jau, kaip sakyti, nešt kudašių. Kai jau atsitraukėt, jau saugio atstumu ir tada jau nešt kudašių, nes gali sulaukti atpildą už iškirstus miškus. Čia matai, kas yra, kadangi meška yra visaėdė, ėda tiek uogas, tiek dėsliną, tiek žolę, tiek visų, kaip sakyti, visaėdė. Tai čia nereikia dar to, kaip sakyt, atmesti variantų, kad kartais gali būti meška suėdusi kažkokio tai kritusio nuo pasiutlygės gyvūno ir užsikrėsti pati, o tada jau ten meška neprognozuojama. Bet koks tau skirtums, jeigu tai tą mešką suvalgys iki kauliukų? A užsikrėtus, neužsikrėtus? Ne, aš turiu omeny, kad, supranti... Jeigu įkostų į dar kažko nepadaryti, ta prasme, ne? Turėtum kontaktą su meška, gali užsikrėsti, ne? Jeigu įkas meška ir jis iš karto, kaip sakyt, matysis, kad tenais putos drimba iš nasrų, kaip sakyt, visą kitą, tai jau
yra pirmas požymis lygos, kad jinai yra serganti pasiutligė. Tada reaguosit atgal. Tada jau. Gerai. Žiūrėkit, Tai va dėl ko ta medžioklė reikalinga? Žiūrėkit, bet dar man to kil tokį, iš kvailą mintis, bet, pasakys, nežinau, kaip žiūrės, gal nepagalvos, kad visas toks pavadžiau. Žiūrėkit, būn pranešimą ding žmonės, ne? O dabar, kada jūs pasakėt, meškai ir visą ėdė, gal suvalgyti žmogų, ne? Ir dabar ding žmonės, būna pranešimą, dinga žmogus, išneš žmogus šiukšlis ir dinga. Nieko nereikšmingas, ne kažkoks įtakingas, nei politiks, nei bankininkas, nei dar. Arba ten išvažiavo su motociklu, kažkoks per miškų, dabar mačiau kažkoks su kelioniniu motociklu, išvažiavo žmogus, įdinga. O aš galvoju, o gal mešką sutiko, tą mešką jėmė suvalgino? Abejoju. Na, aišku, aš čia su humoru, bet tokių minčių kyla. Aš galvoju, maža, Gerai, o kaip jūs galvojat, o dabar tų meškų atsiras daugiau, ar čia ir toks dabar, bet mes jau matom, kad vis dažniau ir dažniau pasirodo. Ar ta tendencija didės meškų pas mus miškuose, tus varganos miškelius, ar čia ir kažkoks laikins dalykas? Matai, neaišku, meškos yra vienišės. Mhm. Jos ten porom nevaikšto, jos tik tai kada susiporuoja. Jo, letina, kaip sakyt, viens ant kitą susikabinę. Faktiškai meškos susiporuoja ir jos įsiskiria. Tai vat neaišku, jeigu ta meška jau, kaip sakyt, paragavusi vyriško skonio, kaip moteriškė, atsives meškiukų, tada, aišku, jinai tampa agresyvi, pavojinga, kadangi reikia jauniklius ginti. Pas mus, kiek žinau, miške lyg tai vyrai buvo guolį radę, kažkaip tai tenais, bet neaišku, ar ta meška pas mus ten ne šią žiemą, gal 2 žiemos atgal, ar jinai ten pas mus užsibuvo ar neužsibuvo. Bet dabar vėl, čia va ne per seniausiai, vėl meška atsiradus. Ta pati ar ne ta pati? Ir neaišku, kaip čia su meškiukais, jeigu bus meškiukų, tai čia padidės. Ir dabar, tarkim, ta meška atsived meškiukų, ne? Praded matyti veiną ir 2, 3, 4 ūktelį. Ir kaip jūs galvojat, ar čia jau tada bus imtas kažkokių priemonių vėl sureguliuoti, ar kokias reguliavimo priemonės, tarkim, jeigu paplistų pas mums tų meškų daugiau miškos atsiras, kaip jūs galvojat, ar tai įmanoma sureguliuoti be šaudimų, be naikinimo, ar aptvėrimų kažkokius rezervatus padaryti? Ar dar kažkaip kaip pačiom apie tai esmės? Abejoju, kad ten kaip stumbrus jie aptvers. Nepavyks, ne? Tada jau gaus kaip cirko meška, ne? Jau ten jau Panašiai reikės, kaip sakyti, jai duoti dviratį ir tegu po mišką miško keliukais važinėjasi. Kur lieki dabar jau visos miškos beveik keliukai ir lieki. Tai apie meškas tamstą labai nekankins, nes man kaip žemaičių man įdomus ir meškas. Iš tikrųjų, kad aš domėjaus, dėl ko pas mus tų žemaitijos vėliavo tą mešką, dėl ko mūsų protėviai tas meškas augindavo, būdavo netgi tokį kaip meškininką, kur augindavo tas meškas. Bet gerai, perėsim prie dabar... Taip. Ar girdėsis šią? Aš pertransliuosiu. Pavyzdžiui, kaip dažniausiai pasiutusios būna lapės, turbūt iš gyvūnų. Lapės, mangutai, vilkai. Kaip atpažinti jau gal iš tolo pasiutusią lapę ir ką daryti ją pamačius, ar kažkur pranešti, ar... Kaip atpažinti pamačius lapę? Miške, eini grybaunių gauni, ar pasiutus ar ne? Pirmas požymis, kaip sakiau, yra, kad lapė yra agresyvi ir artinasi prie žmogaus. Pati jau? Jo. Pas ją, kaip sakyt... Nes jeigu be pasiutlygės, tai neina, ne? Taip, sveika lapė iš karto neša kudašių. Serganti pasiutlygė lapė gali, kaip sakyt, pamačiusi žmogų, jei kažkoks tai instinktas yra, kad jai reikia kast kažką, tai vat, iš tų, kaip sakiau, iš nasrų putos gali pasirodyti ten aplinkui, pamatyti. Ir buvo čia, man atrodo, ne per seniausiai skaičiau, kad moteriškiai lapė grybštelėjo, pasirodo pasiutusi.
Tai vat, puola, reikia gintis ir neduot jokių būdų, kad įkastų. Ar pagalį kažkokį, tai pasiemus gintis, kad jinai į tą pagalį kastų, daleiskim, nes pas ją toksai instinktas, kad griebt kažką tai Kas kast. pirmas atsiranda vaizde, ne? Jo, Pagalio panašiai. galas. O ar galim lapę pagazinti su žibintuvėliu, su prožektoriu, tom liaudiškai vadinam, su lediniu? Neįdomu. Pasiutusiai visiškai neįdomu. Pabarabanų, kaip sakant. Net jos, kiek girdėjau, net sako, kad būna taip akys, kad tokios kaip balsganus, kaip pasiutusi būna, kad matosi, kad jinai tokia neadekvati, agresyvi, bando pult, bando kažkaip tai apeiti. Nu gerai, ar vat, pavyzdžiui, yra tų ginklų parduotuvės, yra visokių tų ašarinių dujų balinėlio, ne? Esu matę, vat būna pirkti, ne? Ten apsaugoti yra ir prieš šunis, ir prieš vilkus, ten visokių. Ar veiksmingos tos priemonės, tarkim, jeigu aš eičiau į mišką, vat, arba išleičiau vieną žmoną pagrybauti, pauogauti, ir su ta baimiu žmona eini mišką, nes kažkur kažkas sakė, kažkur kažkokį pasiutus lapį vaikščioti. Ar išgelbėtų koks apart pagalio ten kokios šakos rastos, vat kažkokius tai dujas ar dar kažkas? Gal kažkiek tai. Kažkiek, jeigu jau kažkiek. pavyks tau tiesiai jau ten įpurkšti nosį į burną, kai jau ten Jo, jau kažkiek tai gal kažkiek tai ir, kaip sakyti. Nu, jeigu sutrikdys tą regėjimą ir iš to, kad jinai gali nebematyti, ne kur kas, nebent tik tai iš to gali, ne? Matai, ten tokių tyrimų nieks nedarė, kad vaikščiotų po mišką ir purkštų dujų balinėliais, pasiutusiom lapėm į akis ar į nasrus, taip kad čia nelabai. Ir toks įdomus momentas, nei tu į medį lips, nei tu pasislėpsi, nu į medį gali lipti, jeigu sugebė, ne, nu mes tamsą, tai aš tai jau tikrai į medį, kad neįliptumėm, ten man žmonda įliptų į medį, kūdas smulkiai iššoktų, bet vat, stambesniam žmogui, nu tai jau šansų labai mažai, jeigu lapė jau pradėjo pulti pasiutus, kažką padaryti, nebent kokį pagalį trauktis, mosikuoti. Tik tai pagalys ir, kaip sakyti, bandytis gintis ir neduoti, kad būtų grybšteltų, net kad grybšteltų apie įkandimą. Nu tiesiog, kad iki kraujo kad nebūtų kontaktų su krauju. Nesvarbu, net ir odą grybštelėjus, jau pas ją seilėse yra bacilos pasiutlygės ir vien to grybštelėjimo užtenka, kad žmogaus organizme jau pradėtų vystytis šitą baisi lyga neišgydoma. Nes faktiškai, jeigu per parą, man atrodo, ar per kelias, jeigu nesuleisi antivakcinos prieš pasiutlygę, faktiškai viskas žmogus daugiau neišgyja ir miršta. Su vilkais kokią situaciją mes dabar turim Lietuvai? Vilkų populiacija didėja, mažėja, nyksta, nes matau žiniasklaidoje pranešimų yra, kad vėl ateina, nu kaip standartiškai ateina, visi išpjovė. Ten lapės, nu ten vištą pavogė, jūs tvarko, ten ta vištą pavogė, ten kitą išsiperėjai, turi tą vištą. Bet kai ateina, čia turim draugą Tadą Pikčiūnulį, linkėjimai Tadą, jeigu žiūri, ekonomistą ir ten irgi ūkininkavo žmogus ir ten ateina 100 avių išpjovė vilkai, nu ir didžiuliai nuostoliai. Aš jau suprantu, tai jau pyktis ten, ant medžiotojų jokių pykčių jau nebelieka. Man irgi buvo vien moment dingis pyktis ant medžiotojų, kada pasadinau 1000 pušelių, kokius 900 su viršum stirnus valgė ir viskas, ir nusinudžiuvo galų gale. O džiaugiaisi, ne? Tada jo. Ir mintyse galvoju, kur tie rupūdės medžiotojai. Bet ne, aš vis dėlto išlikau piktas ant medžiotojų ir ant stirnų, bet aš tiesiog nupirkau žvėrės miltelių ir pasidariau tirpalą ir praėjau su kempiniu, su pirštinė, pratepiau pušis ir viskas ir suveikė ir nebevalgo ir pušis gražiausiai užaugo, jau kelių metrų, 5-6 metrų gražias pušis. O su vilkais? Kokią situaciją mes turim su vilkais miškuose? Šiaip tai tragiška. Tragiška katria prasme? Visom prasmėm. Per tas, kaip sakyti, vilkų mylėtojų akcijas visas žmonės, kurie gyvena, va dabar kaip ir aš čia daugiaaukščiam, kaip mes sakom, 9-aukščių gyventojai, nesuprantantis, kas yra vilkai ir kas, kaip jie veisiasi, kuo jie minta ir panašiai, bandė drausti, kažkuriuo momentu
čia iš vis buvo apie 30 vilkų, tik tai buvo galima sumedžioti. Per metus, ne? Būtent Per sezoną. medžioklės sezoną. Per medžioklės- O medžioklės sezonas kiek laiko yra? Nuo spalio 15 iki kovo 31, jeigu neklystu. Jo, 30 per medžioklės sezoną buvo leista 30 vilkų nušauti. 30. Tai va, čia, man atrodo, net keli sezonai tai buvo. Tai per tuos sezonus dabar, grubiai tariant, priskaičiuojama virš 1000 vilkų Lietuvos miškuose. Jau virš 1000, tai yra padaugėję, ne? Padaugėjo vilkų. Pas mus vien tik tai vat, vyrai pagal pėdsakus ir pagal matytus jų, matė tiesiog sėdėdami laukdami šernų palaukimo iš bokštelio, matė 5 vilkus. Tiesa, praeitais metais, man atrodo, pas mus 2 vilkus buvo sumedžioję, bet tada, kaip išbėgo, tai ten visiems bėgo visą gaują vilkų, užklupom visai netoli kaimo. Tai faktiškai lyg tai 2 vilkai krito tada, nes pats nebuvau toj medžiokliai, tik tai kiek girdėjau. O šiaip pas musgi tas vadinamas Salionių pelkynas didysis. Kažkada tai dar atsimenu, specialiai pavasariop organizuodavo eigulys, dabar jau mūsų, kaip sakyt, buvęs medžiotojas amžinatilsį, jeigu va jau ten buvo, tai specialiai organizuodavo pavasarinės vilkų medžioklės. Mūsų užstatydavo pelkiai ir patys pastatydavo varovus ten už kokių 5 kvartalų. Na ir varovai per tą visą varydavo. Faktiškai ten tos medžioklės buvo daugiau jiem pagazinti, kad išvaryti iš plotų, negu kažkokią tai, kaip sakyti, rezultatą atneždavo. Nes įsivaizduok, ten stovėti 3 valandas vietoj trypčiot. Pamenu, amžinatilsį tėvukas išvažiavęs, buvom tada pavasariop sukvietė visus vilkų pamedžiot. Baigėsi jau kaip ir varimas. Žiūriu, tėvukas grįžta iš, kaip sakyti, iš varimo ir nešasi 3 kuolus. Sakau, tėvai, kam čia tau tie kuolai reikalingi? O, pasižiūrėk, sako, radau specialiai, matai, kastuvai, toksai biški išlinkimų ten, sako, padarysiu, bus kastuvai. Tai sakau, kur tu jo čia? Nu, stovėjau laiko, kaip sakyt, pilna. Tai jisai tenais drožė savo tuos, kaip sakyt, kastuvam kotus. Tai faktiškai turi, vilko laukdamas, turi sėdėti tyliai, net pirstelt negali. Atsiprašom. O ten, kada dauguma, kaip sakyt, medžiotojų nelabai turi žalę supratimą, kaip tuos vilkus medžioti, būtent tokiuose dideliuose varimuose. Nors kažkada ir vėliavėlės statydavom, dar atsimenu, pačiam teko, kaip sakyt, po mišką, bet čia ne Rusija, kur vilkų, žinai, ten Marios. Čia Lietuva. Anksčiau kaip už kiekvieną sumedžiotą vilką gaudavai premiją. Atnešė, kaip sakyt... A kiek ta premija būdavo? 25 rubliai, man atrodo. Dideli pinigai. Dideli pinigai buvo. Jeigu atlyginimas 100 rublių, tai oho. Dabar paverskim, būtų 300 eurų kažkur. Grubiai tariant, bet ten tokio, kaip sakyt, buvo keletą iš mūsų amžinatilsį jau, kurie buvo vilkus sumedžioję, atnešę, gavę premijas ir panašiai. Bet esmė yra tai, kad jūs sakot, jūs pasakojate ten istorijas, viskas tvarku, bet esmė yra, aš norėjau sužinoti, kokia situacija su vilkais. Reiškia, Lietuvoje dabar jūs nori pasakyti, kad jų yra per daug. Tikrai taip. Per daug. Gerai. Ir kokia grėsmė, kad jų per daug? Tai jau ūkininkam pagrindinė. Pagrindė ūkininkam, vienkiemių gyventojam ir tuo labiau, jeigu ten supranti, kaip sakyti, vilkų yra perteklius, vėl prasideda lygos visokios, išsigimimai tarp vilkų, gali kryžminti su šunim iš dalies.
Nu, va, tokį Aš įtariu, kad gaunasi. mūsų šuniuką, kur dabar turim, įtariu, kad kažkas su vilku ir sumaišyts, nes vis slepta maistą, vis atliek labai keistus dalykus. Bet nesvarbu. Dabar yra dar viena problematiškus, mes turim, vadinkim, mes iš tikrųjų problema esame mes patys žmonės, bet Jo. mes esam didžiausia problema šioje planetoje, aš galvoju taip, ir nieks manęs neperauklės ir neperkalbės, bet yra šernai dar. Mes turim šernus ir ūkininkai, ir šiaip žmonės, ir aš esu irgi buvęs kažkada nukentėjai, šernai atėjo į daržą, išknaislėjo visą praeitį, ten visą šeiminėlį šernų kažkaip supratau, ir pas kaimynus yra buvę, ir buvo praeitį tikrai šernai, ten kur užėjant, ten jau po šernų nelabai kas ir belieka, jeigu daržiuks, ar dar kažkas pasodinta ir taip toliau. O kokia situacija su šernais? Irgi liūdna. Irgi liūdna situacija. Kadangi afrikinis kiaulių maras įsisukęs nuo 14, gerai pamenu, pirmi šernai buvo pastebėti kritę Dzūkijos krašte, ten palei Alytų ir panašiai. Tai vat, pamenu dar tuos 80-90 kažkur, tai va ten 88-90, kada praėjo klasikinis kiaulių maras. Tai buvo liūdna žiūrėti, miškuose mūsų medžiotojai rasdavo tiesiog vat, guli šernė, šalia jos kokie 6-8 paršiukai, atšalę visi. Bet tas klasikinis kiaulių maras praėjo ir praėjo viskas, o šitas afrikinis kiaulių maras yra, jo visa patogeniškumas biški kitoks negu klasikinio ir faktiškai daug šernų išguldė, kai kuriuose rajonuose po šiai dienai neturi šernų. Bet visumoje vis tiek jų yra dar per daug, ne? Šernų nėra jau per daug. Jau šernų nebėra per daug. Ne, šernų jau bet nėra. Bet šernų tiesiog tas afrikinis maras išguldė. Taip. Gerai, tada pereikim prie dar vienų, iš vis, nekalčiausių, vargšų, kur ir pasakose, ir apdainavimuose, kiškelis, nabagėlis, zuikiukų. Dabar kaip, dar jeigu jūs pasakysit, kad su zuikiais yra problema. Taip, problema. Pasakokit. Problema vien dėl to, kad anksčiaugi tų zuikių, Lietuvoje buvo kas medžiojama pagrindė, stirnos ir zuikiai. Anksčiau, kaip sakyt, pokariniai Lietuvoje, ten žvėrių tų didelių faktiškai kaip ir nebuvo, kadangi karas kaip praūžė, tai jam atsistatyti populiacijom buvo labai sunku. Tai pagrindinis buvo kiškis ir stirna, medžiojamo fauna. Tai faktiškai, kol nebuvo šitų visų tręšimų masinių laukų, kol, kaip sakyt, vien tik tai kiškių populiacija, kiek atsimenu, Suvalkijoje, vien tik tai bruceliozė, berods liga vadinama, kada pas kiškiną ištindavo, kaip sakyt, vyriški organai, tiesiog kumščio dydžio būdavo, įsivaizduok, kiškeliai ten turėtų būti mažiukai, o ten čiutne kumščio dydžio jie. Kada įsigalėjo šitą kiškių liga, dauguma kiškių tapo nevaisingi ir drastiškai sumažėjo kiškių visoje Lietuvoje. Aš sakau, kad kiškelis nabagėlis. Nabagėliai. Tuo labiau kiškių populiaciją naikina varniniai labai. Kaip? Varniniai tiesiog vada kiškučių, tengi ne kažkur tai tvartai uždaryta, guli žoliai kiškučiai, kaip sakyti. Ir gandriukai, žinau, kiškučius. Čia tas mūsų nacionalinis paukštas gandras, kaip sakyti, yra didžiausias kenkėjas. Lietuvos toksai iš paukščių, jeigu taip galima. Pas jį tenais jau palauk nebūna, ar kiškis, ar varlė, ar kurmis, ar kažkokia tai... Kas juda, tai jama. Kas juda, tai viską jama. Viską į skrandį ir palauk nebūna. Tai kiškių
Bet faktiškai gandras gerai, bet gandras ir vaikų atneša, va, ne tik jamą, bet ir atneša. Gandras tai vienas iš tų, kur netikimo, bet ir duoda. Bet matai, tai nieko neatneša. Va, zuikis. kartais vaikus ir kopūstus randa. Ir kopūstas jo. Tai vienu žodžiu, su vargšėlį kiškis nebagėlis be kepurės šoka, atsimenu. Tai kiškiukai, vargšiukai buvo pasigavę lygą ir tapo nevaisingi. Bet šiandien dienai, kokią mes turim situaciją su zuikiukas? Liūdna. Katra prasme. Tiesiog ne, kadangi kiškių ant tiek yra sumažėję, sakau, čia vien Tai sumažėję. dėl varninių visų šitų vilkai. Aš galvoju, kai jis vėl sakys, kiškių per daug, reikia naikinti. Tai pasirodo, mes problemą turim su sumažėję šernų, sumažėję kiškių, ne? Taip. Vilkų daugiau, Lapių, kaip kada daugumą lapių išguldo, kaip sakytas, Maras? Ne, lygos. Ne? Niežai, kada Jo. pamatai lapę, kaip Bet ar teisingai, dabar vėl biški nuo zuikiukų nukrypom, prie lapių grįžom, tai, pavyzdžiui, aš matau lapę, bėga graži tokia kailis toksai, putli lapė, uodega, tikrai atrodo, vat, ir kita bėga tokia lapė, perkodas sudžiūvus, tas kailis nušiurės, ar jau tai ir signalas, kad lapė nesveika yra, ne? Serganti. Aš taip įgalvoju, kad natūraliai, taip atrodo, tikrai, vargšė nabagė, perkarus, perpė, tokia, vat, jau nabagė, tai viskas. Įsivaizduok, jeigu tenais, kaip sakyt, mūsų lapės kartais sumedžioja ir atrodo, kad liūtukas sumedžioja. Čia tik tai karčiai biški va čia va aplink kaklą, o visa plika ir uodegoj dar ta toksai galiukas. Esu matęs gyvai, kada per kelią bėga ir tokia, ir šiaip va, tokia sveika lapė, kada važiuoji su mašina, lapė vis laik pabėgs ir atsisuks pasižiūrėti visada, kaip sako, cekauni lapė. Taip. Pati kas čia važiuoja, kur čia važiuoja, ko tu čia reikia ir taip toliau. O kada tos nabagėlės jos lekia, jau nebėra to tokio kažkokio, va, jau lapiškumo nebėra jau tokio, jau matas, kad jau kažkas. Ten, kaip sakyti, irgi tos nuširusios visos niežuotos kaip... Gerai, bet žiūrėkit, niežuotos, sergantis, kiškiai, ten užėjai marlį. Ar čia visada tai būdavo prieš 100, prieš 200, prieš 500 metų? Ar čia vis dėlto nuo tada, kada mes pradėjom labai stipriai mokslų tikėti, daryti visokius eksperimentus ir taip toliau. Ar tai nėra žmogaus pasiekmė, visos tos ligos, tos gyvūnų, mūsų gyvulių, žvėrių miškos? Viso pasaulio, kaip sakyt, problemos yra dėl žmogaus. Aš taip galvojau. Visos pasaulio problemos yra vien tik tai dėl žmogaus. Tiek išimasis į gamtą, tiek karai, tiek konfliktai kažkokie. Tai aš jau jumis pradedu mylėti kaip medžiotojai po truputį. Jau po biškį pradedu mylėti kaip medžiotojai, nes jūs jau linkstat į to pusę, kaip aš ir prie mano mąstymą linkstat. Matai, negaliu pasakyti, kas buvo prieš, kadangi... Negyvenot. Gimiau 20 metų lygiai po karo pasibaigus, tai faktiškai dauguma, kaip sakyti, gyvūnų dingo, o vilkų, kaip nekeista, po karo buvo masė, būtent vilkų. Vilkai sugebėdavo nuo karo pasislėpti. Taip. Nes jie jautrus, jie žino visą kitą. O jeigu taip... Jie geras priedangas turėjo. Ne tas, kur popieriukai užkabinti. Jie buvo geras pasiruošę priedangas geresnis. Finansavimas pas juos geresnis buvo, jo pas vilkus ir jo išliko. Tai vat negaliu Tai, mėly žiūrovai, jeigu biškai apie politiką pakalbėti, čia laida ne politinė, tai jeigu norit, bijot karo, galvojat užėjus čia karas, čia rusai puola visą kitą, elkitės kaip vilkai. Jo, padės tikrai. Ir matai, kas yra, kada po karo tenais buvo tragiškai sumažėję žvėrių. Kaip sakiau, medžiojami buvo kiškiai ir stirnus pagrinde, jau po kariniuose 60 ten metai ir panašiai. Būdavo dar ne tiek trešiama laukai visi kultivuojami, būdavo daugiau vis iš tvarto, kaip sakyti. Su mišliuku jo. Turinį tvarto drabstydavo po laukus, o ne kažkokios tai sintetika ir chemija. Tai faktiškai žvėris buvo atsigavę.
Kai vienu momentu aš dar atsimenu, 90 metai, man atrodo, kada čia buvo ten pas mus vienas toksai ministras, kuris liepė drastiškai išmedžioti briedžius, atseit briedžių per daug, nuskabo, kaip sakyti, tas pačias pušeles, žievę nuo medžių, pasodintų medelių ir panašiai. Nuo tokių ąžuolų, jo. Tai ten buvo, kaip atsimenu, tai reikėdavo vykdytas planus valdiškus, duodavo, atsimenu, lyg tai vieną briedį klubui, o visus kitus į eksportą varydavo. Tai vat... Tarybiniais laikais briedienos būdavo. Konservų briedienos būdavo, ne? Ar aš klystu? Ne, visa žvėriena, šerniena, stirniena, briediena priklausydavo nuo to, kaip žvėris yra sumedžiotas ir gaudavo tam tikrą kategoriją. Ir tada būdavo taip, kad jeigu ten mėsa labai jau sumaitota, tai eidavo vietiniam matyti vartojimui, o kur gerai sumedžiota, tai faktiškai viskas būdavo eksportas į užsienį, valiuta. Viskas aišku. Vertinama. Tai iš mūsų pokalbio aš sužinau daug informacijos, kurios pasakys sąžiningai. Nežinojau, aš tiesiog žiūriu kaip į žvėrį, miško žvėrį, su meile, su pagarba, kad mes, parazitai, žmonės, niekšai, kenkiam miškui, kenkiam jų gyvenim sąlygom ir aš galvoju, kada mes nuo jų kenčiam, mes esam nusipelnę kentėti. Bet jūs esate medžiotojai tie, kurie nepasiduodat ir vis dėlto jūs tarnaujat parazitam žmonėm, jūs padedat toliau parazitauti žmonėm, vis dėlto aš prieinu prie to. Tik sakytumėt, medžiotojas, tai ir pasisiuskit, kada nebebersit trąšų, tada ir nebenuodysit patys tų gyvūnų, tada nieko ir nebedarysit. Bet jūs kaip sanitarai labiau, ne? Medžiotojai. Faktiškai dvikojai vilkai. Dvikojai vilkai. Tai ką, baigsim šį pokalbį ir eisim valgyti kibinų su stirnienu, kaip suprantu, čia bus. Ne, su vištiena. Su vištiena, tai sumedžiojat čia vištas kaip? Jo, žmona sumedžiojo. Šaudo, su ragatkė. Tinkle. Prekybos tinkle, viskas aišku. Kadangi mėsa tenai saugo lentynose. Jo, auginama jo lentynose. O pienas, o kakavinis pienas yra gaunamas iš rudų karvių? Jo. O baltas iš baltų. Jo, tai jau yra tokių mokyklose vaikam, jau kai kurie vaikų paklausus užsienyje. Sunku dabar vaikam su edukacija, nors medžiotojai, kaip sakyti, aš pats ten norėjau irgi edukaciniai čia šalia esančioj mokykloje pravesti edukaciją. Bet kadangi pas manęs sunkiai su vaikščiojimu, su viskuo, tai aš paprasčiausiai atsisakiau, nors buvo tokių minčių, kad dašliaužti iki mokyklos, vaikam papasakoti apie medžioklę, kas medžiojama, kas kaip atrodo, nusinešti kokį vieną kitą stirnino kaukolę ar briedžio vieną ragą kitą, parodyti skaidrės kažkokios tai, kad vaikai įsivaizduotų, nes kiti neatskiria ožio nuo avies arba karvės nuo arklio. Jo. Jau iki to daėjo, kadangi jeigu dar anksčiau vaikai, kaip sakyt, kieme žaisdavo, kaime ten matydavo ir vištas, ir žąsis, ir kiaules, ir arklius, ir visą kitą, ir dar kažkaip tai prisidėdavo prie kažko, tai dabar jie betoninėse džiunglėse faktiškai neišlenda iš kompiuterinių žaidimų ir jiem visiškai dzin apie gamtą ir faktiškai sakau. Dabar yra labai daug jaunimui vaikams ir aš kartu užeinu prekybos centrą, man žmona mėgėjo knygą skaityti ir visada mūsų prekybos centro apsilankymai prasideda nuo žurnalų skyrių. Ten dabar tų žurnalų skyrius ir knygų yra ir visokių kitų. Žmona į knygas, į savo gamtą, į savo žolės, ten medeliai, visą kitą, daržai, sodai. Ir aš pavartau vaikiškus žurnalus, dažnai mėgstu pavartyti vaikiškus žurnalus. Ir aš vartau tos vaikiškus žurnalus
Ir kiek yra atsiradę visokių gyvybių, būtybių, aš kurias negaliu ar ten šuo, ar ten karvė, ar ten visokie pokemonai, čiokemonai ir taip toliau, ir visokie kitokie, kur, iškreipo vaikam pasaulėžiūrą ir vaikai realiai, kad, suprastų, kas ir šuniuks, kas ir kačiuks, aš jau nekalbu apie šunų veislės, ten kalnų ožys, toks, kad būtų suprastų, kas pasaulio. Ir ten vaikai yra jau nuo pat mažens atitraukiami, atjungiami nuo gamtos ir visokių būtybių. Visiškai dabar vaikai gal ir atskiria šunį nuo katies vien tik dėl to, kad šuniukas sako au, o kačiukas sako miau. Kitaip matyti, jeigu žiūrėtų ir tie gyvūnėliai. Bet Latvijai kačiukai sako nau. O, kas yra įdomiausia. Tai Lietuvoje sako miau, o Latvijoje ten importiniai katinai, jų kalba biškai skiriasi. Čia buvo įdomu, aš skaičiau tokį straipsnį, kaip yra sakom, lietuviai ten varlė kvakva, sako, ten krekre, ten antytė, žasytės. Ir kokiose šalyse, kaip sako, ir absoliutiškai visose šalyse skirtingai, ir galvoju, kokie žmonės yra įdomus ir kaip sugeb atpasakoti, atkartoti kažkokiu tai gyvūnų garsus rašytiniam priemonėm. Rašytiniu būdu. Taigi, Ramūnai, aš noriu tau padėkoti, kad tu įsileidai mane į savo tvirtovę ir atsakei į tikrai rūpimus man klausimus, turbūt ir žiūrovom rūpimus klausimus. Gal dar ne visus. Sakiau, ruoškis klausimus, aš bandysiu atsišaudyti. Tai aš pagrindinius pasirašiau, man pagrindiniai klausimai yra atsakyti, pagrindiniai klausimai, ar aš galiu žmoną laisvai išleisti mišką, ką daryti, jeigu pamatyti lapę, ką daryti, jeigu pamatytų mešką, vilką, ir nepaklausiau, ką daryti, jeigu pamatytų svetimą vyrą, bet dėl vyro aš jau pats papasakosiu, ką daryti, jūs neklausiu. Svarbiausia, GPS į kišenį įkišk, kad rastum paskui. Kad po to rastum ir galėtum parsinešti. Supratau. Bent kauliukus. O vilką pamačius? Vilkai... Tu greičiausiai jo nepamatysi. Vilkų abejoju, ar tu pamatysi. Vilkas gali stovėti už kelių metrų krūmuose, į tave žiūrėti, kaip sakyti, ir... prie tavęs neis. Nebent sergantis, kaip aš sakiau, jeigu kažko tai ar pasiutlygė, ar kažkas sutrikė. Ramūna, jūs matėt vaizdo įrašą, kada mes buvom Gruzijoje ir sugalvojom su Egle kalnuos pasivaikščioti miškais kalnuose ir eiti ten keletą kilometrų žygį. Aš tavo visus video beigsiu. Jo, ir kada mes išėjom, praėjom to žygį ir jautėm, kad mumis stebi, ne tik vilkai ir visa kita, mes pajautėm labai didelį tą tokį, kad mes esam stebimi. Ir ten gamta, ten natūraliai, ojojoj, ten ko tik nėra. Ir mes po to parėję, perskaitėme informaciją, kaip mes turėjom įeiti į tą mišką. Mes visų pirma turėjom įeiti, mes visų pirma turėjom pranešti savo telefonų numerius. Mes turėjom užsiregistruoti vietos policijai, vardus, pavardės, asmens kodus. Ir išeinant mes turėjom informuoti, kada mes jau grįžom, išėjom prie tos pačios lentos ir su mumis viskas yra gerai. Mes nei prasinešėm, nei skaitėm, tik atlėkėm puolę, mums svarbu kažkoks krioklys, daeiti iki krioklio. Ir mes ten 9 kilometrus pipinom kalnais, miškais, iš tikrųjų buvo sunku be gal, bet smagu, jo, ten upeliai, kalnų geriam vandenį, šupelį, ten buvo fantastika, buvo, iš tikrųjų norėčiau dar sugrįžti. Ir kada tu jau grįžinėjai ir tamsu, ir jau visiškai tamsu pavasarį, ir kada 2-3 valandas tamsoj tu eini ir su to prožektoriuku ir taip karts taupydams, vadinkim, tą batareiką, išjungi tą prožektorių, taip atsisėdi pailsėti ir taip pabūni tyloj visiškai ramybėje miške ir jauti ten trakštą, ten krikštą, ten triukštą. Ir tu supranti, kad reikia jau įjungti mąstymą ir eini su to mintim, aš čia greit išeisiu, būkit ramus, mes čia nieko mes čia neimsim, mes čia tik praeisim. Ir ačiū Dievui, mus praėjom ir ten mes po to skaitėm atsiliepimus, ko tik tai ten nėra įvykę tuose miškuose, kaip ten teko gintis, bėgti, lipti medžių žmonėm ir nuo meškų, ir nuo vilkų, ir nuo visokiausių gyvūnų. Ir aš galvoju, vis tiek, su gera mintimi įėjus į mišką, aš manau, kad galim susibendrauti su bet kokiu gyvūnu, su pamišusiu jau, su pasiutlygiu sergančiu galbūt ir ne, bet aš vis dėlto išlikau. Su to jau nesusidraugaus. Bet jeigu mešką aš galvoju pamatyčiau, aš nežinau, ar aš sugebėčiau pabėgti nuo meškos. Vis tiek aš galvoju, žiūrėčiau į akis ir mes viens kitą suprastumėm. Svarbiausia, kaip sakiau, išlikti ramiam, šaltų nervų ir jokių būdų neatsukti nugaros ir
nebėgti paknaupstom, kadangi meška gali pagalvoti, kad mano šašlykas nori pabėgti nuo manęs. Ir pradės vytis. O kada šašlik žiūri, akis jis sako, tai ramykis, tai čia mes savi, viskas tvarkoja. Gali, kaip sakyti, rankom pamojuoti kažką tai tokio, kaip sakyti, balsu kažką tai išreikšti. Prieiti selfie pasidaryti ir sakyti laimingą kelią. Jo, apsikabinti. Apsikabinti selfie pasidaryti ir laimingą kelią pasakyti. Tai ką, Ramūnai, ačiū tada už tai, kad įsileidai į savo guolį, kad davai interviu. Tau palinkėsiu, manau, kad tau vienintelė dalyko, kur labiausiai debatau, aš matau, čia viską turiu. Stalai nukrauti, viskas tvarko. Tau trūks sveikatos, tai palinkėsiu tau sveikatos, kad sveikatos ir dar kartą sveikatos. Aš daugiau to nieko nelinkėsiu, nes tu viską turi. 3 metai, kaip į medžioklę nevažiuoju. Medžioklės aš tau nelinkėsiu, vis tiek manęs neperkalbėti. Ne, aš tau medžioti jau nelinkėsiu. Aš tikiuosi grįžti, kadangi būna taip, kad, man atrodo, šiąnakt medžioklės sapnavau kažką tai tokio. Užteks per sapnus pasapnavai ir užteks. Viskas? Ne, medžioklė man faktiškai visas gyvenimas. Nuo mažų dienų miške, o paskui jau kaip tapau medžiotoju ir pradėjau, kaip sakyti, ir į palaukimus jau važinėti, tiek vakarinius, tiek rytinius, tai ten, žinokit, po visų darbų smegeninė atsipalaiduoja taip, kad išeini, kaip atrodo, kaip iš naujo pagimdytas iš to miško išvažiuoja. Supratau, kur jau nenužudęs kažko, tai neatsipalaiduoja. Aš irgi norėčiau kokį vieną kitą blogą komentatorių irgi taip kankti, po to pareičiau, sakyčiau, gerai, taip jaučiuosi, taip, tokia ramybė, tai knisdavau protą, man ten komentarus rašinėdavau nesąmoningus į parentį. Aišku, aš ką. Pabūjus pačioj toj gamtoje ir visa kita, čia jūs turite. Pasakysiu taip, kad medžioklė skaitosi ir ta, kad jeigu jau pamatai žvėrį, kad ir nemedžiojama, kad ir kažkokį tai, jau skaitosi įvyko. Tai jau sumedžiojai. Akim sumedžiojai, fotoaparatu sumedžiojai. Taip kaip ir tos fotomedžioklės, kur ten irgi belė kiek ten 2-3 paras, ten ypač vilkus, aš žiūrėjau dokumentinį, kaip medžioja. Savaitę guli. Savaitę guli su fotoaparatu, su objektyvu, savaitę ten biškį nusnaudė ir vėl ir ten jo. Taip, 4 kartą turbūt jau atsisveikim. Tai yra Ramūnai. Dar kartą ačiū, kad priėmei. Lauksiu svečiuose. Gerai tada. O žiūrovom... Dabar jau žinai, kur kas, kaip, ką. Ir žiūrovom sakau ačiū. Tai, kad nes prenumeruoja kanalą, prenumeruokit, pamatysit labai dar įdomių interviu. Tai, kad nebijot, galit pasidalinti. O tai, kad galvojat, kad mūsų veikla yra naudinga, bent kažkiek, galit prisidėti prie nos, apačio po vaizdo įrašą ir visi mano buvę. Tai dar kartą sakau ačiū ir viso geriausio. O aš atsisveikinsiu kitaip. Medžiokliai valio, medžiokliai ačiū. Ate.